Sport In. Bet kažkaip matėm, kad džiaugsmo tavo veidė nebuvo. Džiaugsmo ašaros. Ne, iš tikrųjų, tai nežinau dar ką pasakyti, labai sunku, nes aš prieš čempionatą mažai kalbėjau, nesakau nei savo tikslų, nei kažko, bet šį kartą tiesiog daug su treneriu dirbam, atidirbam tam tikrus dalykus, galbūt nedirbam konkretiem priešininkam, taip daug tikslingai, bet vis tiek mes daugiau žinom, kaip tam pasaulyje kiekvienas kovoja, atidirbam kartą, tiesiog ruošiamės. Ir sakau, nešnekėjau tam, kad nebūčiau prisišnekėjus, tai va, tai dabar turiu džiaugtis, nes nebuvau prisišnekėjus, rezultatas pakankamai geras, tai išvada tokia. Ko pritrūko pusfinalyje, kad pasiektumėt pergalę? Nu va, dabar su treneriu diskutavom, tai iš principo, Gridneva į tą Kazachį, perkopus 30-metį jau prieš daugelį metų. Jinai grįžus po vaikų, jinai yra šiaurės stipri fiziškai. Norėčiau, kad jūs ją pamatytumėt be kimono viršaus, tai iš nugaros tikrai nesuprastumėt, kad tai yra moteris. Jinai be galo stipri fiziškai, jinai tą dalyką labai atidirbus ir jinai kovoja vyriškai. O vis dėlto aš dar Margarita ir Gridneva, sakyčiau, yra dvi kovotojas, kurios realiai kovoja vyriškai. Kovoti vyriškai yra didelis pliusas, jos turi tą pliusą. Aš asmeniškai žinau, kad tikrai neturiu ir dauguma merginų to neturi, kad tiesiog jinai fiziškai be galo stipri. Trečias pasaulio čempionatas, pagaliau medalis bus aukštyn, tik tolyn, tik aukštyn. Trečias kartas nemeluoja, kad kitas garantuoja. Ne, iš tikrųjų nežinau, žiūrėsim. Aš nieko dabar nenoriu sakyti, dabar pasidžiaugiam kitom pergalėm, po to žiūrėsim. Aš žinau, kad Katose tikrai dalyvausiu Europos čempionatą, tikrai važinėsiu, tikrai dalyvausiu toje visuomeniniai veikloje, tikrai noriu galbūt padėti valdžiai, iš kitos pusės šiek tiek, o dėl to žiūrėsim. Kaip nuskambėjo, tarsi tavęs jau nebepamatysim. Ne, sakau, pabaigiam tas varžybas, po to vis tiek bus kažkokios konferencijos, pačiai susigalės viskas galvoti, tada galėsiu kažką nupiešti. Kaip šviesi pergalę? Nežinau, žinok. Pergalė vis tiek pralaimėjimas, tai sunku. Antra, trečia, bet realiai tai yra blogos, nes iš mes pralošęs. Sveikinam. Sveikinam.